Labdien, tere, salam, bonjour. Hoeveel verschillende talen spreek jij? Welkom bij de internationale conferentie. Labdien, tere, salam, bonjour. O kiek kalbų mokate jūs? Sveiki atvykę į tarptautinę konferenciją. Aš esu Gunta Roziņa. Aš esu Carlos Lucini. Aš esu Beatriz Bufoy-Bestrik. Ir atvykau. Ir atvykau. Iš Ispanijos ambasada Vilniuje. Iš Latvijos. Iš Frančių. Pasaulyje vartojama net 7000 kalbų. Užsienio kalba mažai šaliai tampa svarbi ne tik savivokai, bet ir karjerai. But when you come to a sort of meeting, usually the only language which is offered and which is the working language is English. While here, no. You have Russians, you have Ukrainian, Polish, French, German, and that's what makes the richness. Mokslininkai nustatė, kad žmogus, kuris moka daugelį kalbų, yra daug imlesnis mokytis kitų dalykų. Kalbų mokymasis yra bendravimo procesas. Tai besimokydamas kalbų žmogus susipažįsta su kitom kultūrom. Aš nuo 6 pradėjau lankyti Jono Jablonskio vidurinės mokyklos, tuo metu taip vadinasi, 1 klasę, ir mes nuo 1 klasės mokėmės anglų kalbos, o nuo 2 klasės rusų. Tai galima sakyti, šalia gimtosios kalbos, ta anglų ir rusų kalba papildė ir tos 3 kalbos, reiškia, augo kartu su manimi. O po to gyvenime atsirado dar prancūzų, lenkų ir japonų kalbos. Es que no concibo vivir en este mundo sin ser multilingüe, sin hablar lenguas, sin estar expuesto a otras lenguas, porque estamos en un mundo multilingüe por definición, inherentemente. Entonces, hablar lenguas significa ser parte de este mundo. Ser parte de este mundo significa hablar muchas lenguas. La forma de entender cómo alguien ordena su pensamiento, cómo expresa sus ideas, es a través de entender su lengua. Y además en el ámbito universitario es todavía más importante porque no puedes vivir a espaldas de lo que hacen nuestros amigos en América, lo que hacen nuestros vecinos en Francia o en Alemania. Tienes que entender sobre lo que están trabajando. Mokėjimas gerai anglų kalba yra tapęs būtinybė, tačiau mokėjimas kitų kalbų atveria žmonėms visai kitas kalbas. Mes sakome, kad Vytauto Didžiojo universitete studentai turi galimybę susiformuoti savo kalbų žvaigždyną. Tai yra gimtoji kalba, pirmoji kalba ir 2., 3., 4. dar kažkokios užsienio kalbos. Yra net juokas, kad yra trikalbiai, yra dvikalbiai ir yra amerikiečiai, kurie kalba tik viena kalba, nes tai yra didžiulė valstybė ir daug kas moka anglų kalbą, juos tiesiog neskatina mokytis tų kalbų. Bet aš manau, kad tiesiog fiziologiškai kalbant, žmogaus smegenų vystymuisi yra geras dalykas išmokti kitų kalbų, atrasti kitas literatūras, kitas kultūras. Prieš šimtmetį kalbos puoselėtojas Vidūnas kiekvieną kalbantį taisyklingai laikė mažų menininkų. Kiek šiandien tokių likę? Yra toks liūdnas tyrimas, kurį padarė Valstybinė lietuvių kalbos komisija, konstatavusi, kad prastėja Lietuvos jaunimo ir netgi dėstytojo raštingumo lygis. Tai yra rimtas signalas, kad mokant kitų kalbų mes pirmiausia turim pagalvoti apie savo gimtąją kalbą. Kažkada skaičiau labai išmintingą lietuvių literatūros ir lingvistikos profesoriaus Giedriaus Subačiaus straipsnį. Ar lietuvių kalba greitai mirs? Lietuvių kalbos mirtis, man atrodo, dar labiau provokuojamai. Tai jis prognozavo, kad lietuvių kalba tikrai greitai nemirs, kad ji turi tvirtas pozicijas, tai yra viena iš 28 ES kalbų, tai yra valstybinė kalba, ją vystoma didžiulė leidyba. Sakoma, jog nemokantis užsienio kalbų negerbė ir gimtosios. Lietuviai nuo seno kalbėjo keliomis užsienio kalbomis. Šiandien dažnas lietuvis kalba 3. Šiuo rodikliu lenkiame daugelį Europos šalių. We see certain linguistic ethnocentrism when the English language is incorporated into the native languages. So to answer to your question, what we should do? In fact, today we listened to an excellent speech of your ambassador at the UNESCO, who strictly said and focused on that, first of all, we should start with our own languages. So perfection at home
perfection at school. So, and it is not the passion, it is just to preserve the national language. Pasaulio kalbininkai perspėja, kad jei nesirūpinsime savo gimtąją kalbą, galime likti kaip toje pasakoje, bobutė prie tuščios geldos.